Sveiki visi. Tai pradedam sezono uždarimo 2023 Powered by Latitude 64 susirinkimą. Pasistengsiu neišsiplėsti per daug, tai paminėsiu tik svarbiausius momentus ir kiek galima trumpesnį susirinkimą padarysiu. Taip, tai turnyras vyks jau šį savaitgalį, spalio 28-29 dienomis. Labai džiugu, kad turnyras yra pilnai užsipildęs, net ir praktiškai visas laukiančiųjų sąrašas suėjo į varžybas, nes daug žaidėjų sergančių, tai nemažai žaidėjų iškrito, bet gerai, kad turėjom ganėtinai ilgą laukiančiųjų sąrašą, tai jie tiesiog užpildė atsiradusias vietas. Taip, tai šiame turnyre turėsime 4 divizionus, atvirą moterų ir atvirą vyresnių nuo 40 metų. Ir naujovė šiemet sezono uždarime tai yra MA4 divizionas, kuris yra pribotas reitingų. Žaidėjai, kurie turi žemiau 850 PDG reitingą, tie žaidėjai gali dalyvauti šiame divizione. Tai visai džiugu, nes MA4 divizionas bene vienas didesnių gaunasi. Tai tikrai džiugu matyti, kad eksperimentas pavyko. Taip, toliau varžybas pradedame šeštadienį, pirmo rato pradžia 10 val. Ryto, mes pasitengsim parke būti jau nuo 8 val. Ryto. Žaidėjų paketas, kiekvienas žaidėjas gaus dovanų po atminimo diską su specialiu turnyro logotipu, kurį galite matyti ir čia. Su gyvatė buvo daug klausimų, ką simbolizuoja gyvatė, tai pati kaip gyvatė nesimbolizuoja kaip gyvūnas nieko. Daugiau čia asociacija yra su pušyno 16 krepšiu, kurio bilinė yra įsidėšiusi, tarsi gyvatė vinguriuoja po visą parką. Tai galima prie to pritempti, bet pats kaip gyvatė, kaip gyvūnas, čia nieko bendro neturi. Tik pati forma turi bendro su gyvatė. Tai vat. Tai pradedame 10 val. Ryto, turėtumėm per 3 valandas sužaisti ratą, manau. Tada nuo 1 iki pusės 3 pertrauką darom ganėtinai trumpesnę negu įprastai, vien tik dėl saulės laidos, kadangi jau tarp 5-6 pradeda temti, tai tiksliau 6 pradeda saulė leisis, tai vat, labai bus gerai, jeigu suspėsim viską sužaisti laiku, kaip ir turėtumėm suspėti. Tai vat, o sekmadienį antro rato pradžia, tai yra trečio rato pradžia 11 val. Valandą atkėliau vien tik dėl to, kad iš šeštadienio į sekmadienį sukasi laikas, tai nepamirškite šito dalyko. Tai kad nesijaustų, kad reikia keltis dar anksčiau, tai tiesiog valandą nukėliau, kelsimės. Bent jau organizmas kelsis taip pat kaip kėlėsi, o mes startuosim valandą vėliau. Tai 11 val. Startas ir 2-3 val. Apdovanojimai. Priklausys, kada užbaigsim žaisti trečią ratą, tai greitai susižiūrim viską, susidėliojam ir apsidovanojam ir viskas. Tikrai netempsim gumos, niekas nenori sekmadienio viso paaukot parke, tai spėsim dar grįžti ir namo laiku. Taip, fotografą turėsime varžybose, tai fotografas dar vis svarstome, bet greičiausiai, kad fotografas bus vieną dieną, tai svarstome, kurią geriau. Tai kol kas labiausiai linkstu prie varianto, kad sekmadienį šiek tiek ir šiltesni orai, plus apdovanojimai. Ir manau, per vieną ratą fotografas tikrai ten daug apibėga ir daug šimtų nuotraukų padaro, tai manau, turėti ir žaidimo, ir apdovanojimų nuotraukas visai bus neprošal. Taip, grupės yra paskelbtos visos, galite jas rasti sezono uždarimo pirmo rato varžybų puslapyje. Tai kaip matote, parkas pilnai yra užpildytas, visos grupės po 5 žaidėjus, 90 žmonių, tai laikomės taisyklių, jeigu diską pametėme, nerandame greitai,
nuimate laiką ir paieškom skiriate 3 minutės ir nedaugiau. Praėjo 3 minutės, skelbėte, kad 3 minutės praėjo ir viskas, žaidėjas, kuris nerado disko, arba kartoja metimą, refrau daro, arba rety ir gauna 1 baudos tašką. Tai prašau labai laikyti šių taisyklių, žinau, kad dažnai būna 3 minutės nuimamos tik po 5 minučių paieškų, tai labai prašau iš to laikytis ir nedaryti nepatogumų už jūsų esančioms grupėmis. Taip pat derėtų atsiminti, kad ir savo išmetimo turite 30 sekundžių, tai kiekvieną kartą, kai kažkas uždels laiko, tai priminkite žaidėjui, jeigu toliau taip darys, galite ir įspėjimą duoti, o vėlesni tokie laiko naudojimai, tai žaidėja vėlesni 30 sekundžių išnaudojimai atneš žaidėjui po +1 taško. Tai tikrai turime tokių žaidėjų, kurie net ir nepiktybiškai, bet tiesiog lėtai žaidžia, tai prašau visų laikyti šios 30 sekundžių taisyklės ir palaikyti tempą, nes tikrai labai blogas dalykas, kai žmogus per nelyg ilgai taikosi ar bando išmesti, tai sukelia nepatogumų tiek grupė žaidėjim, tiek ir už jūsų esančioms grupėms. Tai kas liečia laiką, prašau jį taupyti, nes ir saulė leidžiasi greitai ir nefaina žaisti. Tai va, tai Openo divizione turime 33 žaidėjus, moterų divizione turime 11 žaidėjų, Opene 40+ turime 11 žaidėjų ir mėgėjuose MA4 divizione turime 35 žaidėjus. Tai visos prizinės vietos, kaip matote, MA4 atsirado 5 eurai už pirmą vietą, bet čia nekreipkite dėmesio į MA4, nes čia yra paskelbta tik piniginiai prizai. Patvarkysiu, kad čia nerodytų tų 5 eurų. Tai MPO divizione, jeigu niekas nesikeis, turėsime 9 prizinės vietas, FPO divizione turėsime 3 prizinės vietas ir MP40 divizione taip pat 3 prizinės vietas. Čia dabar matau MP40 ir FPO žaidėjų kiekis tas pats, bet prizai skiriasi, tai šitą sutvarkysiu irgi. Kažkuriame iš tų divizionų yra klaida, tai čia turėtų būti vienodi prizai, nes žaidėjų kiekis vienodas, tai sutvarkysiu. Čia preliminarūs keitėsi šiek tiek žaidėjai, pirmyn atgal stumdys, tai turbūt liko nuo kažkurio pakeitimo ir sumos. Visą naujausią informaciją rasite Facebook renginio puslapyje, tai kas dar nesekate, prašau pasekti. Čia rasite visą naujausią informaciją, kuri įkrenta. Tai kaip galite matyti, atviro diviziono nugalėtojas gaus stiklinę statulėlę, kiekvienas žaidėjas gaus po diską. Šiemet turime pasirinkimą iš 4 variantų. Tai Westside Maiden, Westside Depart, Latitude Pure and Westside Beer. Iš pradžių buvo sumaišyti plastikai, visus suvariau iš Latitude plastikų pavadinimus, tai pataisė kolega priminęs. Tai nuorodose matysite ne būtent tuos diskus, kuriuos gausite, tiesiog įdėtas diskas kaip pavyzdys su specifikacijomis, ką jis daro, bet plastikai gali skirtis, tai nekreipkite dėmesio. Tada, kas toliau, štai medaliai, stiklinė taurė, tai kiekvienas divizionas pirmos 3 vietos bus apdovanotos medaliais. Taip, toliau turime dar mes Ace Banką. Tai šiam momentui, dabar jeigu gerai, 32 žaidėjai yra sumokėję Ace Banką, tai 32 žaidėjai po 2 eurų, 64 eurai. Ace Bank'e sunešta ir dar plus mes savo turime Ace Banką, kurį visada
nešamės kartu su savo varžybomis ir jis yra jau ganėtinai ilgą laiką nelaimėtas, tai prie Ace banko pridedame dar sukauptus 180 eurų. Tai viso dabar turime, kad greitai čia suskaičiuoju, 244 eurus. Tikrai ganėtinai solidi suma, tai verta tikrai sudalyvauti, kas dar nesumokėjote Ace banku, tai renginio puslapio apačioje rasti Ace bankas 2 eurai, aprašymas, kas tai per reikalas, ir Ace banką sumokėti reiktų į mano asmeninę sąskaitą. Ir tai reikėtų atlikti iki pirmo rato pradžios šeštadienį. Tai reiškia, kad pinigai už Ace banką turi pasiekti mano sąskaitą iki pirmo rato pradžios. Tai jeigu kažkas dar planuojate mokėti, tai geriau atlikite tą mokėjimą šiandien, kad pinigai tikrai pasiektų. Mano bankas yra čia Paysero sąskaita yra taip. Tai jeigu iš kažkurių bankų žinot, kad pavedimai savaitgaliais nekeliauja, tai geriau taip padarykite šiandien. Taip, tai turbūt, kas liečia tokią aktualesnę informaciją tiek. Turnyro partnerių šiemet turime Latitude 64, organizatorius ir pagrindinis rėmėjas šiemet yra Chili Disc Golf. Kodėl taip yra? Todėl, kad šiemet rėmimo sezono uždarimui gauti nepavyko, nes šiemet Latitude ir taip labai stipriai prisidėjo prie Lietuvos disc golfo, o mes kadangi visais metais sezono uždarime dalyviams davėm kažkokią atminimo dovanėlę, tai tiesiog nusprendėme, kad negalime daryti blogiau. Tai kartu nusprendėme tiesiog nupirkti kiekvienam dalyviui po diską, kurį gausite savaitgalį. Tai tai didžiausias ačiū už galimybę Chili Disc Golf. Ir toliau visi dalyviai į PDG puslapį sukelti lyg ir dar patikrinsiu vakare, ar viskas tvarkoja, nes kai kurie žaidėjai išsiregistravo, kai kurie įsiregistravo naujai, tai patikrinsim, ar nėra jokių klaidų. Ir tai taip, apie renginio puslapį pasakiau, Ace bankai, varžybos, gerai. Galim keliauti prie žemėlapių, kuriuos galim greitai prabėgti. Taip, tai Pušyno disc golfo parkas, standartinis layoutas ir pirmas krepšys, 150 metrų. OB turime kairėje kuoliukais sužymėtas OB, kuris atskiria griovį nuo fairwėjaus. Ties vienam krante ir kitam kampe esantys krūmai, tai tarp jų yra kuoliukai ir jeigu čia kažkur diskas, tai turite dabar turėtumėte nuo kuoliuko žiūrėti į kitam krante esantį kuoliuką, turbūt taip, jeigu neklystu. Jo. Ir visame parke tekantis upelis yra OB. Tai čia jau faktas. Antras krepšys OB tik tai upelis. Trečias OB taip pat OB. Trečias krepšys taip pat OB tik tai upelis. Ketvirtas be papildomų taisyklių. Penktas krepšys turi mando. Mando linija eina statmenai link išmetimo aikštelės, tai bet kada kirtus šitą liniją, prisilietus, kirtus ar prametus pro mando medį, pro blogą pusę, keliaujate sekantį metimą daryti iš drop zonos ir gaunate +1 tašką. Pats mando medis yra saugu, tai jeigu pataikite į mando medį ir diskas atšauko į saugią pusę, viskas tvarkoj. Šeštas krepšys lygiai tokios pačios taisyklės, kas susijęs su mando kaip ir penktame krepšyje, pats medis saugu, jeigu atšauko saugiai. Taip, prametus pro mando liniją arba bent kirtus ar prisilietus prie mando linijos keliaujame į drop zoną, gaunate +1 taško. Čia šitame krepšyje, kas mažiau žaidė, tai stebėkite, kur leidžiasi diskai, jeigu per ankstyvas nusisuka į dešinę, nes kaip taisyklė ten dažnai dingsta diskai. Septintas krepšys OB tik upelis kairėje ir už jo žinoma. Aštuntas krepšys papildomų taisyklių neturi. Devintas krepšys OB upelis. Ir čia esminė taisyklė yra, kad pirmų metimų įmetus į OB, sekantį metimą darote iš drop zonos. Visi kiti metimai
nuskrieja į OB žaidžiami pagal paprastas OB taisyklės. 10 krepšys OB nėra, bet buvę tokių atvejų, kad atsitrenkia į medį ir nurieda atgal į upelį, tai jeigu taip nutiktų, tai tada OB upelis, kaip ir minėjau, visuose krepšiuose galioja kaip OB. 11 krepšys papildomų taisyklių nėra. 12 krepšys, trumpiausias parko krepšys, potencialus eisui krepšys, tai papildomų taisyklių nėra. Na, ir po lengviausių krepšių turbūt sunkiausias krepšys parko. Visas fairways yra aptvertas OB, ties šitą vietą, kol neperėjus keliuko, to OB linija yra čia nubrėžta šalia upelio, bet OB linija yra upelis. Ir visur aplinkui yra OB. 14 sala. Nepataikius į salą diskas nusileidžia hazarde, tai žaidžiate iš ten, kur nusileido diskas, ir jeigu diskas nesaugiai, gaunate už tai +1 taškų. Visi sekantys metimai, kurie taip pat nenusileidžia į salą, lygiai taip pat yra hazarde ir lygiai taip pat gaunate +1 baudos tašką. Saugi zona yra tik iki kelio. Iki kelio, kas stipriai nemeta, gali mestis trumpesnį saugų šitoje zonoje ir žaisti saugiai. Už kelio iki salos visur yra hazardas. 15 krepšys, paprastos OB taisyklės. OB miškelis ir tada linijos žemyn eina iki upelio. Tai jeigu diskas nusileido OB, grupė sprendžia, kur diskas išėjo, ir sekantį metimą daro iš ten, kur diskas kirto OB liniją. Priminimas visiems šitame krepšyje. Daug kas meta virš šito miškelio ir diskas, jeigu kabina medžius, nukrenta čia. Nepamirškit, kad pagal taisyklės galima nuo OB linijos trauktis tolyn nuo krepšio. Tai yra tolyn. Jeigu išėjote čia, tai ir traukitės atgal, o nesitraukite linkty ar kažkur į pievą, nes linija nuo krepšio eina tolyn. Tai prašau kiekvienos grupės tai žinoti, nes dažnas kirtęs ties šitą vietą auto liniją atsitraukinėja štai taip. Tai nėra tolyn nuo krepšio, tai yra tiesiog atsitraukinėja į patogesnę padėtį. Tai šitame krepšyje tikrai aktualu, nes dažna klaida žmonių. Tai traukitės tolyn nuo krepšio. 16 krepšys, minėta gyvatė, kur vinguriuoja OB į visas pusės. Tai OB visa dešinė pusė ir už krepšio ir kairiau už krepšio. Krepšys yra iškeltas. Žaidžiame pagal paprastas OB taisyklės. Prašau kiekvienos grupės stebėti, kur diskas skrieja, nes dažnas klausimas iškyla, ar šitą vadinamą pilvą diskas praskrido ar ne, ar mesti reikės iš čia ar iš čia. Tai atkreipkite dėmesį į tai. 17 krepšys, OB visur aplinkui krepšį, tai kairėje fairwayaus pusėje OB yra pats upelis, dešinėje yra kuoliukai. 18 krepšys yra tik tais mando būtina žaisti per kairę pusę, pats mando medis yra saugu. Jeigu diskas nusileido kairėje ir nekirto linijos. Kirtus mando liniją arba neprametus pro mando medį, sekantį metimą darome iš drop zonos, kuri yra tarp medžių, ir gaunate 1 baudos tašką. Tai lyg ir tiek, kas liečia parką. Jeigu yra kažkokių klausimų komentaruose po renginio puslapį komentaruose po šito susirinkimo įrašų, galite klausti, viską tikrai pasistengsiu atsakyti kaip galima greičiau. Tai tiek, iki pasimatymo rytoj. Tada, jeigu kyla klausimų, kaip ir minėjau, galite klausti, viską atsakysiu ir susitiksime rytoj. Tada gero nusteikimo, geros kovos ir rytoj smagiai praleistų laiko. Iki pasimatymo.